Treneri, tai antrosios ir trečiosios serijos rungtynės kaip diena ir naktis skiriasi, kalbant apie jūsų komandą? Tai gal ne tik apie mus, čia visą sezoną, jeigu taip paimtume mūsų tas tarpusavio akistatas su LCC, tai toks bangavimas. Tai plus 20, tai minus 20, tai kaip pasakyti, kažkiek tai gal ir neramina tasai plus 20 šiandien, nes taiga tokia nėra kokia, bet mes pasiruošę ir mes darysim viską, kad tą eigą pakeisti. Pirmojo mačo dalyje viso labo vienas tritaškis buvo pataikytas, tačiau antroje pusėje atsirišo tie tolimi metimai ir jeigu būtų akcentavote apie rungtynių pertrauką, kad nenustoti tikėti ir toliau bandyti pramušti. Labai panašius žodžius pasakiau, ką ir jūs ką tik paminėjote, tai kad aš tikiu jomis, kad jos turi mesti toliau, nes šiaip mūsų komanda tikrai yra gerai pataikanti ir jeigu gauni metimus, tai yra didelė tikimybė, kad mes juos galim susimesti. Tai jie kažkiek tai mums nesukrito, atsirišo faktas, kad lengviau, bet mes padarėm kai kurias korekcijas, kurios mums ir padėjo išmesti dar laisvesnius metimus, negu mes turėjom pirmojo rungtynių pusėje. Tai tiek. Ką dabar svarbiausia yra padaryti, jog Šiauliuose daugiau nebereikėtų žaisti rungtynių šį sezoną? Tai reikia išlaikyti tą patį intensyvumą gynyboje, aišku, nes viskas prasideda nuo gynybos prieš šitą komandą, kiek mes duodam joms laisvės, tiek jos ir susikuria. Tai energija, gynyba nuo pirmų metrų. Ir koncentracija maksimaliai ir šito plano laikymasis. Congratulations on win today. Your impressions about today's game? I thought we played as a team and we were able to really box out today and be more aggressive on defense and just make some adjustments on offense. So I'm really proud of the team. Only one three-pointer in the first half and plenty of three-pointers in the second half. Was this the key also to the success today? Just stay confident in ourselves. We just kept telling everyone to keep shooting, it will go in. So yeah, I'm glad we were able to hit at the end. And what will be the most important thing now to win the third time in Klaipėda and to not to bring Game 5 to Šiauliai? Yeah, it's going to be another tough game and we just can't settle and we need to bring the same energy that we brought today. Treneri, vėl skirtingas vaizdelis lyginant su antrosiomis serijos rungtynėmis ir kokios visgi yra pagrindinės pralaimėjimo priežastys šiandien? Na ir vėl pasikartosiu ir jau turbūt visiems nusibosiu, tai yra psichologinis atsparumas, kietumas, charakterių kietumas, pasiruošimas kautis ir gebėjimas atsitiesti po, sakysim, gaunam bangą, gaunam puolime bangą, gebėjimas išlaukti tą bangą, pralaukti kantriai ir į ją atsakyti. Šito mes dar neturim. Bet teisybę pasakius, komandai, kokią mes turim, kurios tikslas yra žaidėjų ugdymas, tokie pralaimėjimai yra netgi geriau negu laimėjimai. Nes jie užgrūdina taip gerai, jie paruošia taip gerai, kad jos išeis po šito metų tikrai daug stipresnės negu kad prieš šios metus. Ir būtent didžiąją dalim dėka būtent tokių pralaimėjimų. Šiuose rungtyjose, ypatingai pirmoje mačo dalyje, labai sunkiai lyginant su antrosiomis rungtynėmis labai nekrito ir tolimi metimai. Galbūt tai taip pat galėjo būti vienas iš faktorių, kodėl jau pirmoje mačo dalyje persvara, kad ir trapesnė, bet persvara įgijo jūsų varžovės. Matot, žaidžiam, sakysim, arena, taip, yra erdvė, už krepšių yra erdvė, šonuose yra erdvė. Patyręs žaidėjas, jisai jau žino, kokį metimą reikia mesti, kai keičiasi erdvė. Jaunas žaidėjas šito dar nežino, šito turi per save visą šitą patirtį ir suprasti. Mes treneriai galim pasakyti, bet jom tas pasakymas nieko nereikš, nes jos turi per save visą tas kūnas, ties raumenynas turi viską patirti. Nes kai mes treniruojamės LCC, kur yra sienos arti ir išeinam į plačią areną, automatiškai keičiasi viskas. Tai čia dar kartelį yra mokykla.